Sveikas, mano mielas klausytojų, kažkokiu stebuklingu būdu pataikęs ant šitos informacijos. Bet labiausiai sveika, mano miela klausytoja, nes visų pirma, mano kanalas yra adresuotas moterų auditorijai. Narcisizmo dinamika šeimoje. Narcisizmo sąvoka ir psichopatijos sąvoka savo pasireiškimais ir pasiekmėmis tarpusavyje turi labai daug bendro. Todėl, jeigu aš vartosiu kanale terminą narcisizmas, turėkite omeny, kad labai daug apibrėžimų ir apibūdinimų tinka psichopatijai ir atvirkščiai. Jeigu sakau psichopatas, labai daug apibūdinimų, elgesio modelių ir apibrėžimų tinka ir narcizui. Taigi visų pirma pakalbėkim, iš ko susideda ta narcisistinė šeima ir kaip jinai veikia savo viduje. Narcisistinėje šeimoje gali būti taip, kad abu tėvai yra narcisistinės asmenybės, tačiau dažniausia dinamika yra tada, kai vienas iš tėvų yra narcizas, o kitas iš tėvų yra validatorius arba narcizo gynėjas, žmogus, kuris pateisina narcisistinį elgesį. Narcisizmas šeimoje klesti ne tik dėl paties narcizo, bet ir validatorių žmonių, kurie tokį elgesį priima, pateisina ir su juo taikstosi. O dar dažnai ir kultivuoja patys pritardami ir kažkiek propaguodami narcisistinius elgesio modelius. Kad narcisizmas klestėtų, jam reikia emociškai nesveikų sąlygų ir kitų žmonių emocinio nebrandumo. Ir iš esmės narcisistinė dinamika šeimoje visą laiką bus susijusi su asmenybės nebrandumu iš abiejų pusių, tiek iš narcizo, tiek iš jo partnerio. Vienu ar kitu būdu kažkurios jų asmenybės dalys yra labai vaikiškos ir dėl to tarpusavyje vienas kitą labai gerai atspindi ir sudera šitoje vietoje. Ir validatoriai tai yra žmonės, kuriems trūksta sąmoningumo atskirti emociškai sveiką nuo emociškai nesveiko elgesio, arba tokie žmonės, kurie galbūt ir atskiria, bet yra per silpni, neturi pakankamai stiprybės vidinės, neturi pakankamai drąsos pasipriešinti ir imtis suaugusių veikimo būdų. Jeigu dabar jau pereisim kalbėti apie kitus šeimos narius, ne tėvus, o vaikus, tai šeimoje gali būti vienas vaikas, gali būti daugiau, bet kaip taisyklė bus vaikai auksiniai arba vaikai atpirkimo ožiai. Kažkuris iš vaikų prisiims atsakomybę nešti atpirkimo ožio rolę, tą rolę dažniausiai paskiria pats narcizas, na, o po to ir jo validatorius prisijungia prie tokios rolės palaikymo. Ir kita rolė tai auksinis vaikas, kur irgi ir narcizas, ir validatorius palaiko požiūrį į kitą vaiką kaip į auksinį vaiką ir elgiasi su juo atitinkamai, kaip su auksiniu vaiku. Kaip ir kalba pats pavadinimas už save, į auksinį vaiką narcisistiniai tėvai suprojektuoja visą tai, kas geriausia. Suprojektuoja geriausias savo savybės, visus pasiekimus geriausius ir su geriausiais vaiko pasiekimais tapatinasi, o taip pat kelia jam didžiausius lūkesčius, nes jis yra tas, kuris šeimoje reprezentuoja šeimos baltą fasadą, šeimos pačią paradinę išorinę pusę, paradinį įėjimą. Na, o atpirkimo ožys, kaip jau suprantame, reprezentuoja galinį juodąjį įėjimą. Tai yra visa tai, kas slapta, užslėpta, sandėliuką, kur slepiasi visi pakabinti šeimos skeletai. Ir aišku, juodžiausias, blogiausias savo savybės tėvai taip pat yra linkę projektuoti į atpirkimo ožį. Ir dėl viso to, kas jų gyvenime nenusisekė, kas jų pačių charakteryje yra tikrai blogai, suprojektuos į atpirkimo ožį, visu šituo apkaltindami būtent šitą vaiką. Atpirkimo ožys atlieka emocinio sugertuko ir amortizatoriaus vaidmenį šeimoje. Emociškai nebrandžios asmenybės, kaip ir narcizas, kaip ir validatorius, jie dažniausiai sunkiai geba tvarkyti su savo emocijomis ir paprastai yra linkę perkelti visą savo emocijų naštą ant savo vaikų, tokiu būdu apsikeisdami su vaikais vaidmenimis, įpuldami į vaiko poziciją, na, o vaikas automatiškai yra priverstas stoti į suaugusiojo rolę ir atlikti tėvams prižiūrėtojo, globėjo ir emocijų reguliatoriaus vaidmenį. Atpirkimo ožys yra tas vaikas, kuris dėl visko nukenčia labiausiai. Tai yra vaikas, į kurį skrieja strėlės kaltinimų, gėdos, į kurį taip pat daugiausia nukreipiamas ir smurtas. Auksiniai vaikai paprastai prievartos nepatiria tokiam kiekyje ir tokių rūšių, kokią patiria atpirkimo ožiai. Auksiniai vaikai dažniausiai nėra niekaip mušami, baudžiami, dažniausiai jiems tenka geriausi daiktai, švenčiami jų gimtadieniai, jais rūpinamasi,
jie giriami, jie liaupsinami ir šeimos viduje, ir išorėje. O atpirkimo ožiai dažniausiai, jeigu jau gauna lupti, tai gauna lupti už abu arba už visus tos šeimos vaikus. Nes kas ką be prasikalstų ir prisidirbtų, atsakys atpirkimo ožys savo kailiu. Ir savo kailiu visą laiką patyrinės įvairiausių rūšių smurtą. Dauguma situacijų bus pritempta iki to, kad kaltas atpirkimo ožys dalyvavo, nedalyvavo, tiesiogiai, netiesiogiai, bet jisai padarė kažkokią įtaką ir yra apkaltinamas. Kartais kaltas vien, kad kvėpuoja, kad kažkaip žiūri, kad egzistuoja kažkur netoli ir tuo jau gadina visus reikalus. Jų gali būti užmirštami gimtadieniai, šventės, svarbios datos, svarbus įvykiai. Tai, kas jiems patiems yra svarbu ir su jais susiję reikšmingo, tėvams narcizams, aš kalbu apskritai apie narcisistinę šeimą, gali atrodyti nereikšminga, nesvarbu ir dažnai pamirštama. Tačiau nereikėtų labai stipriai gailėti atpirkimo ožių ir pykti ant auksinių vaikų, kaip tokių, kurie susigviešia savo visą malonę tėvų. Iš tikrųjų, nei vieni, nei kiti vaikai neauga emociškai sveikose sąlygose ar labai laiminga ateitimi. Negali pasigirti. Tiek vieniem, tiek kitiem tėvai užkrauna labai didelius lūkesčius, atsakomybės ir auksiniai vaikai lygiai taip pat gauna kritiką, jeigu nepateisina tėvų lūkesčių ir kažkaip ne tuo kampu parodo norimą šeimininį fasadą, kuris turėtų būti tobulas, nepriekaištingas, bet jeigu auksinis vaikas padaro klaidą, už tą klaidą jis irgi yra skaudžiai, emociškai prievartaujamas, nes klaidų būti negali. Narcizų šeimoje klaidų būti negali. Tėvai yra tie žmonės, kurie labai greitai susierzina ir aišku priima asmeniškai. Socialinio įvaizdžio pablogėjimas, reputacijos klibėjimas asocijuojasi su mirtimi. Ir savo negali leisti tokios prabangos narcisistinės šeimos. Jos verčiau kovos su savo vaikais, negu išoriškai pasirodys kažkuria ne ta pusė. Nors aišku būna visko, pasirodo ir viena ir kita pusė, nes tai yra gyvenimas, to neišvengsi. Tačiau dabar kalbam apie tai, kaip jaučiasi gyvenimas tokioje šeimoje, kai tėvai yra perfekcionistai. O narcisistinėje šeimoje tėvai be abejo visada yra perfekcionistai, lūkesčiai yra užkelti, pasiekimų kartelės yra užkeltos ir reikalavimai yra dideli augant tokioje šeimoje. Na ir auksinis vaikas, augdamas tokioje šeimoje, taip pat patiria didžiulę įtampą, didžiulį nerimą dėl to, kaip gerai jisai pasirodys sociume, kaip gerai jisai pasirodys prieš savo tėvus. Nes jisai jaučia daugelįpį spaudimą vienu metu iš skirtingų socialinių grandžių. Aišku, tada išsivysto geros mergaitės arba gero berniuko kompleksas, bandymas įtikti, patikti, na ir didelė tikimybė tokiam vaikui taip pat užaugti narcisistinę asmenybę, nes jisai turi labai glaudų ryšį su tėvais ir automatiškai perima tėvų savybės kaip normales, nes vis dėlto tėvai į jį projektuodami viską, kas pozityviausio, turi šiek tiek tvirtesnį, sakyčiau, ir švelnesnį ryšį su tuo vaiku. Taigi vaikas yra daug labiau sulipęs su tėvais, daug mažiau autonomiškas ir daug mažiau turi galimybių savarankiškai mąstyti ir apskritai būti savarankiška individualybė. Dažniausiai tokie vaikai, auksiniai vaikai, atliepia būtent tėvų norus ir eina tėvų pramintų keliu arba tėvų reikalaujamų keliu. Tokiu, kokį tėvai nurodo rinktis. Ryšys su tėvų norais ir tėvų gyvenimas auksiniams vaikams tikrai neatsieina nei pigiai, nei džiugiai. Netgi užaugę jie netenka galimybės nuo tokios šeimos atsiplėšti, kadangi prisiklijavimas yra gerokai stipresnis negu, tarkim, atpirkimo ožio. Prisiklijavimas prie šeimos ir plus finansinė priklausomybė gali būti labai dažna. Kadangi tu neturi autonomijos, nesi toks savarankiškas, tai ir savo tikslų negali pilnavertiškai siekti ir priklausyti tik tai nuo savęs. Tai dažniausiai priklausai vis dėlto nuo savo šeimos, kuri aprūpina įvairiais ištekliais ir jautiesi pats savo savaime bejėgis, o taip pat bijai ir labai didelio tėvų spaudimo, jeigu kartais vis dėlto tu nuspręstum iš to šeimos rato išeiti. O iš šeimos rato net nusprendus išeiti netaip lengva, todėl kad tas šeimos ratas kaip tinklas vorų savyje uždaro tuos, kas yra rato viduje ir tikrai neleidžia išeiti taip paprastai.
Nebent per didelės krizės, skausmus ir visišką ryšių nutraukimą galima iš ten išsiplėšti. Tiesiog išsiplėšimo būdu. Nes kitu atveju, jeigu tu esi tos dinamikos dalis, narcisistiniai tėvai visais įmanomais būdais kontroliuoja ir valdo. Valdo, tampydami už virvučių ir tikrai neleidžia niekam tenais reikšti savo laisvos valios. O atpirkimo ožiui yra šiek tiek lengviau išeiti iš tokios dinamikos ir dėl to jis, mano nuomonė, yra laimingesnis, kadangi gali kurti savo autonomišką gyvenimą, ištrūkęs iš tos šeimos. Nes šiaip ar taip, per visą tą laikotarpį dažniausiai atpirkimo ožiai nesijaučia pilnavertė šeimos dalimi. Jie šiaip ar taip visą laiką vadinami kitokiais, netokiais, kažkokiais, nenormaliais, dar kažkaip, dėl ko visą laiką jaučia tą didžiulį atotrūkį nuo savo šeimos, tą kitoniškumą, jaučiasi kaip balta varna. Ir iš kitos pusės jie ir patys nenori būti tokios šeimos dalimi, nes dažniausiai tie vaikai pasižymi aukštesniu sąmoningumu ir šiaip aukštesnėm, sakyčiau, kitokiom truputėlį pažiūrom į pasaulį, aukštesniu liberalumo, demokratijos jausmu, vidiniu, aukštesniu teisingumo jausmu. Kaip taisyklė, tai būna sielos atėjusios į tokią šeimą, kurios netoleruoja neteisybės, netoleruoja prievartos, netoleruoja vergovės, bet tokios sielos todėl ir atėjo į šitą šeimą, kad tie jų talentai, kad galėtų pasiekti toliau platesnį pasaulį masiškai, jie turi gauti sąlygas išsiskleisti, išsivystyti. Tai atpirkimo ožiai paprastai būna tokios ganėtinai aukšto rango sielos, kurios pasirenka tokią šeimą dažniausiai dėl dviejų priežasčių. Viena, kad ta šeima padėtų įvykdyti šitiem žmonėm misiją per nuolatinį lavinimą tam tikrų talentų ir savybių vidinių, kurios yra reikalingos tai misijai įvykdyti. Ir antras momentas, kad ta siela pati išmoktų tam tikras pamokas, kurias buvo neišmokusi prieš ateidama į šitą įsikūnymą ir galbūt kažkada pati dariusi negerus dalykus ir prievartavusi taip, kaip dabar atėjo į pasaulį išmokti to nebedaryti ir kaip atėjo į pasaulį dabar su tikslu išskleisti vietoj prievartos laisvės vertybę, autonomijos ideologiją, teisingumo ideologiją. Kaip atrodo narcisistinio tėvo, turiu omeny ir mamą, ir tėtį, narcisistinio tėvo elgesys šeimoje? Nuo svarbiausio pradėsiu, tai žmonės nevaldo savo emocijų ir iš tiesų labai jautriai reaguoja į bet ką, į daug ką. Jautriai reaguoja ego, nes ego yra didelis ir sužeistas. Kuo labiau sužeistas, tuo labiau užsipūtęs ego pas narcisistinį tėvą arba mamą. Ir labai jautrus dėl to. Pat panašiai kaip pūlinys. Vos paliesis, sprogs kaip balionas ir viskas išsitaškys, aptaškant viską, kas aplinkui. Atsiprašau, aišku, už tokį vaizdinį palyginimą, bet tiesiog realybė yra tokia, ypač kai pats pagyveni tokioje šeimoje ir esi galbūt iš jos išėjęs, užaugęs, supranti, ant kiek viskas yra viduje užpuliavę ir ant kiek plona ta plėvelė ir kad kiekvienas prisilietimas gali ją susprogdinti, o kai sprogsta, tai tikrai nebūna nei gražus, nei juokingas vaizdelis. Ir reikia būti labai atsargiam. Ne veltui sakoma walking on the eggshells anglų kalboje apie tai, kaip vyksta bendravimas su narcisistinė asmenybė. Iš tiesų tai yra vaikščiojimas ant kiaušinių lukštų, nes kiekvienas judesys, net pats švelniausias ir menkiausias, tą lukštą gali lengvai sutraiškyti, nes lukštas pats yra trapus ir nepritaikytas vaikščioti. Ir vaikai tai yra žmonės, maži žmonės, nesusiformavę žmonės, kurie formuojasi dažnai per pačias įvairiausias emocijas, netvarkas. Jie kuria chaosą, jie kuria netvarką ir reikia didelės brandos ir vidinio stabilumo iš tiesų tokį chaosą, tokią netvarką pakelti psichologiškai, suvaldyti sveikai, racionaliai ir nukreipti iš negatyvo į pozityvą bet kokią situaciją. Tai netgi emociškai sveiki tėvai pratrūksta, o ką jau kalbėti apie jautrius žmonės narcizus.
Ta agresija, reagavimas, nervuotumas, irzlumas, dirglumas, įžeidumas, puikybė, ambicingumas, vis dėlto šitos savybės yra narcisizmo dalis. Ir narcisistiniai tėvai greitai susinervuoja ir greitai sureaguoja. Ir labai dažnai būna, kad vaikų nemėgsta. Apskritai turiu omeny, tiesiog vaikų kaip žmonių rūšies. Nemėgsta, sunkiai pakelia, sunkiai toleruoja. Ir iš čia ir gimsta tas toksai šiurkštus ir žiaurus dažnu atveju elgesys su savo vaikais. Kai esi toksai jautrus ir nemoki valdyti savo emocijų ir esi didesnis už mažą žmogų, fiziškai stipresnis, tai be abejo lengva yra į rankas paleisti į darbą. Didelė dalis narcisistinėse šeimose užaugusių vaikų patyrė arba patiria smurtą įvairaus plauko. Tai gali būti fizinis, seksualinis, finansinis, emocinis, visoks koks smurtas. Kartais tai gali eiti viskas kartu. Agresija, smurtas tai yra narcizų arba psichopatų vaikų kasdienybė. Ir iš tiesų gali būti taip, kad tokioje šeimoje vaikai yra talžomi kaip daiktai, įvairiausiais būdais skriaudžiami. Blogiausias dalykas šitoje vietoje yra tai, kad iš šitos šeimos informacijai, tiesos informacijai yra labai sunku išeiti ir pasiekti plačiąją visuomenę. Socialinis įvaizdis, socialinė kaukė ir tikrasis veidas namuose yra labai skirtingi dalykai. Viešumoje narcisistiniai ir psichopatiniai asmenys sukuria visiškai kitokios asmenybės, kartais net priešingos asmenybės negu būna namuose, įvaizdį. Kuo sveikesnis žmogus, tuo mažiau tų kaukių jam reikia ir tuo mažesnis tas procentas skirtumo tarp kaukės viešumoje ir tikrojo veido. Mes visi nešiojame kaukės, tai yra biologiškai užprogramuota ir tai yra normalu. Tik nenormalu yra tada, kai ta kaukė ir tikrasis veidas, jie visiškai vienas kito niekuo neatitinka ir yra dažnai priešingi vienas kitam. Daugumai psichopatės mamos, narcizės mamos gali atrodyti viešumoje tiesiog tobulos, tiesiog mamos svajonė. Tokios mamos moka labai save reprezentuoti, pateikti, parodyti, ištraukti visiškai namuose nematomą švelnėje pusę, rūpestingąją pusę. Tai tas dvilypumas, ta visiškai duali erdvė, tikriausiai labiausiai iš proto varantis dalykas, ypač tiem vaikam, kurie nieko nežino apie asmenybės sutrikimus, kurie nesupranta, kad tiesiog labai didelė problema yra tėvų asmenybės sutrikime, kad vaikas savo galvoje pastoviai patiria tą vidinį konfliktą. Čia mama mane myli, priima, vaidina prie visų gerą, o čia namuose jinai pavirsta į monstrą. Kažkam pasiskųsti, kad yra šitaip už uždarų durų, yra praktiškai neįmanoma. Kas vyksta už uždarų durų, nieks nemato prie atidarytų durų ir niekas negali patikėti. Per daug didelis kontrastas. Antras dalykas, dėl ko vaikam labai sunku skųstis, tai kad jie patys visiškai praradę tą gebėjimą, tą refleksą save ginti. Tos gynybos nebelieka, tu pats dažniausiai jautiesi kaltas, kad tu sukėlei tėvų pyktį. Ir tokie vaikai dažniausiai tikrai galvoja apie save taip blogai, kad jiems visiškai atrofavęsis tas genas, tas gebėjimas už save pastovėti. Atrofavęsis, bet ateityje galima tą numarintą geną bus vėl atgaivinti ir prikelt naujam gyvenimui. Tik tai čia jau truputį vėlesnė kalba. Na, o dabar grįžtant atgal prie narcisistinės šeimos modelių, kas ten dar vyksta ir kaip. Antras irgi labai toksai populiarus dalykas šeimoje, tai kad žmonės narcizai visada lenda į tarpą. Jų komunikacija geriausiai vyksta per sugedusį telefoną, per tarpininkus, per advokatus, kaip aš sakau, vienas šeimos narys, kito šeimos nario advokatas. Arba vienas šeimos narys atlieka pakaliko vaidmenį.
bėga, viską atraportuoja, visus priduoda, apie visus viską praneša, pasako, susako ir tada jau narcizas, turėdamas visą informaciją, gali ją operuoti ir reguliuoti pagal save visą klimatą šeimoje kaip nori, tarsi stumdydamas figūrėlės šachmatų lentoj. Kai narcizas stumdo tas figūrėlės šachmatų lentoj, narcizo advokatas, tai gali būti žmogus validatorius, partneris validatorius, advokatas sugeba narcizo poziciją atstovėti visiems kitiems šeimos nariam, apginti ir įrodyti, kad štai taip viskas yra teisingai, taip dabar ir turėtume mes visi daryti. Ir kad reikia būtent vadovautis instrukcijom ir visa šita informacija, kuri ką tik duota. Labai dažnai galite pastebėti tokią tendenciją, kad kai kažkas šeimoje įvyksta ir šeimos rate reikia kažką spręsti akis į akį, spręsti būtent neišnešant informacijos už šeimos ribų. Gali būti taip, kad šeimoje bus nieko neišspręsta, bet jūs išgirsite kažkur tai ten vos ne per 5. asmenį, kaip nukeliauja ratu kažkokia informacija apie jūs. Per kažkokį tai sugedusi telefoną jūs pagaliau sužinote, kad pasirodo mūsų šeimoje situacija tai yra štai kokia. Ir va štai kaip ją buvo mėginta spręsti, štai kaip buvo apie mane kažkam kažkas pasakyta, kaip buvo sutraktuotas mano vienas ar kitas veiksmas ir ko dabar iš manęs tikimasi ir norima. Dažniausiai pasakoma visiškai kitiems asmenims, bet ne man asmeniškai. Ir tie kiti asmenys dar nuo savęs būna, prideda kažkokių vertinimų papildomų, kaip tu turėtum ar neturėtum daryti šituo atveju, kaip tu su šeima turėtum kalbėti ar neturėtum kalbėti. Gali netgi masiškai kolektyviai giminės nariai susivienyje pradėti spausti tą, sakykime, atpirkimo ožį, su kuriuo tiesiogiai pats tėvas ar mama neateina, nepakalba, bet daro tai per įvairius trečius asmenis su visos giminės pagalba ir įtaka ir įsitraukimu, kas galbūt jums gali būti labai nemalonu. Ir dažnai pasitaiko, kad kiti šeimos nariai narcisistiniai šeimoje negali bendrauti tarpusavyje autonomiškai. Tas bendravimas vis tiek turi praeiti narcisistinį filtrą ir narcisistinė asmenybė nusprendžia, ar tiko taip, ar netiko taip. Ar gal planus tų dviejų žmonių ir susitarimus kažkaip reikia keisti pagal save. Prie kiekvieno šeimos nario komunikacijos su kitu šeimos nariu narcisistinė ar psichopatinė asmenybė bet kuriuo atveju pasistengs pridėti savo pirštą, kad rezultate vis dėlto visi dalykai sutaptų taip, kaip paranku pačiai narcisistiniai asmenybei. Ir kad klimatas šeimoje būtų būtent toks, kokį nustato narcisistinė asmenybė. Tas oras vanduo, kur kabo pulteliu gali reguliuoti, kokią temperatūrą šils arba kokią temperatūrą šaldys. Taip pat ir narcizas turi savo rankose pultelį ir kontroliuoja ir reguliuoja šilumą, šaltį šeimoje, kokia bus temperatūra, ar išvis čia bus kokia nors audra, ar kaip tik bus atoslūgis. Ir visi žmonės kaip mygtukai naudojami šeimos pultelyje. Konfliktų atveju narcizams labai būdingos išsižadėjimo, atsižadėjimo frazės. Bandyti nutraukinėti ryšius tarsi visam gyvenimui. Pavyzdžiui, tu man nebe vaikas. Arba pamiršk, kad iš viso turi mamą. Aš tau ne mama. Tu man miręs, esi visiška tėvo kopija, nieko bendro su manimi, va tu į tėvo panašus, eik pas tėvą su juo ir gyvenk. Dažnas pasitaiko varimas iš namų. Taip pat labai dažnas sakymas, kad aš tave atiduosiu į vaikų namus, jeigu tu Pabaikite sakinį patys. Tu man ten cypsi, tu ten kentėsi, tu tą aną darysi, pamatysi, kaip gyvensi blogai. Be manęs, kaip viskas tau sugrius. Žodžiu, jeigu neklausysi taip, kaip aš sakau, aš tavęs atsisakysiu. Nes šiaip ar taip aš tavęs nekenčiu. Tarp eilučių dažniausiai būna tokia idėja. Gazdinimai, bauginimai tiem vaikam, kurie, kažkuo netitiko, kažkur kažką netai pasakė, kaip narcisistinė asmenybė norėjo. Dabar jeigu vaikas dar labai mažas ir jo iš namų neišvarysi, tai dažnai būdinga kratytis motinystės rūpesčių, motinystės atsakomybių, perleidžiant tokią garbę seneliams, tetoms, dėdėms,
geroms draugiams, irgi tokioms naivesniems patiklioms, kurios irgi dėl narcizo charizmos ir žavesio susidraugauja su tokiu žmogumi ir paskiau geranoriškai patys nepajausdami kaip įsipareigoja prižiūrėti karts nuo karto narcizo vaikučius. Nieko stebėtino, narcizės ir narcizai iš tiesų savo pareigas labai mėgsta perleisti kitiems žmonėms, yra tobuli delegavimo meistrai, nepavėjamas menas šitaip komunikuoti. Norite praeiti kursą, kaip išmokti sėkmingai deleguoti darbus kitiems žmonėms, tai narcizai jums yra to kurso mokytojai ir vadovai. Pas narcizą pasižiūrėti užtenka, kaip sugeba žmogus perleisti ir nejučiom, ir taip švelniai, ir gražiai, ir kitą kartą kiti dar patys laimingi, kad apsikrovė tom atsakomybėm, kad tik tai narcizui įtikti ir jam pagelbėti gyventi, o savo galima pasunkinti tą gyvenimą. Aišku, iki tam tikro laipsnio, iki tam tikros ribos, kuri anksčiau ir vėliau vis tiek būna prieinama. Jei ne po metų, tai gal ir po 20 ar 30 metų, bet anksčiau ir vėliau vis tiek aukos atsibunda ir atsiranda toksai didžiulis nustebimas jų akise ir šokas, kad pasirodo yra viskas tai kitaip ir pasirodo buvo galima anksčiau tai pamatyti, bet niekas nesimatė. Ir tikrai kiekvienam yra savo laikas, kiekvienai aukai yra savo laikas praregėti. Ir galbūt jeigu toks ilgas buvo terminas, tai nereiškia, kad visi yra durneliai. Kartais mes tiesiog į šią žemę ateiname iš tiesų pasimokyti to, ko visiškai nemokam, ko nežinom, ir tai turi trukmę. Ir mums reikia kartais 10, 20, 30 metų trukmės, kad tam tikros žinios iki mūsų prieitų ir mus pasiektų. Kiti galbūt jau šituos įgūdžius atidirbo ankstesnėme gyvenime, ar ne? Žodžiu, mes visi čia nesam genijai šitoj planetoje ir tik tai renkame savo išmintį. Ir ne kiekviena auka turi pribręsti prie tiesos, tučto jau čia ir dabar. Net jeigu jūs, pavyzdžiui, iš šono stebite situaciją, matote, kad tiksliai, taip ir yra pas ją dabar. Ir bandote tam žmogui nusiųsti ar video, ar straipsnį kažkokį, pasidalinti tą informaciją, perduoti tą suvokimą. O matote, kad jisai kaip akim užpiltom, kaip kurčias, kaip aklas, jisai, kad ir gavęs tą informaciją, nemato jos ir negirdi. Ir vis tiek nesugeba dar integruoti savo realybę. Tai taip atsitinka gana dažnai ir gana dažnai taip atsitinka su narcisistiniam aukom, moterim. Netgi kartais matai savo aplinkoj žmogų, kuriam tikrai galėtum padėti ar norėtum padėti, bet matai, kad kadangi nėra prieita tam tikra riba ir tam tikra branda nepribręsta, tai tu gali tiesiog makaluoti jam su informacija prieš nosį, tai atrodysi jam kaip ufonautas, nes bandysi įrodyti tai, kam labai aktyviai priešinasi dauguma vidinių dalių pas tą žmogų ir yra tiesiog nepasiruošę informacijai. Ir mes turim leisti kitam žmogui iškentėti jo kančią ir pribręsti jo tempais iki jo suvokimo. Todėl, jeigu dalinatės mano informaciją ir mano video, be abejo, tai yra nuostabu ir smagu kažkam, kam jau atėjo laikas, tai tikrai gali labai lemtingai ir reikšmingai pakeisti gyvenimą lūžio etape ir padėti išbristi, atsistoti ant kojų, bet jeigu žmogus yra nepasiruošęs informacijai ir jam yra nelaikas, tai tiesiog priimkime tai ramiai. Kai kažką patys padaro netinkamo ir blogo, sugeba tai paversti situaciją ir pritempti iki to, kad vis dėlto jie pasielgia gerai ir tinkamai, kad čia nieko labai stipriai blogo nebuvo. O jeigu vis dėlto paaiškėja, kad tai tikrai buvo blogai ir kažkam stipriai skaudėjo, tai tas kažkas pats ir yra kaltas. Labai ramiu veidu gali smurtą palaikyti kažkuo, kas yra, sveika. Ramiu veidu gali tą patį vaiką apkaltinti dėl viso smurto, suvesti į tai, kad nėra kalties pas suaugusį asmenį, kaltė yra pas auką, kuri gavo į dūdą, liaudiškai kalbant, pati yra atsakinga už tą gavimą, pati išprovokavo ir pati iš esmės užsidirbo netinkamų elgesių. Ir kad ir ką bebūtų padarę, dažniausiai atsakomybės už tai ne tik tai, kad neprisiema, bet dar įkrenta į aukos vaidmenį, nes tada kaip ir nelieka už ką atsakyti, nes tu esi auka, o ne agresorius. Netgi jau suaugus tiems atpirkimo ožiams, tėvai vis tiek toliau
kelia gėdos jausmą ir kaltės jausmą, primesdami pareigą tais tėvais rūpintis, primesdami kaltę ir gėdą. Jeigu kartais vaikas pasako, tėvai, jūs dar pajėgus pasirūpinti savimi patys, man štai yra mano šeima, maži vaikai, aš turiu jais rūpintis, dabar pirmoji eilėje negaliu jūsų vežioti su savimi atostogas, nes narcizas mamos tikrai drąsiai gali pareikalauti pas savo sūnų, kad jisai su jomis važiuotų atostogauti, o ne su savo šeima ir vaikais. Na štai, kai toks vaikas pasako ne ir pasirenka savo paties šeimą, tai tuomet gali būti labai stipriai užmėtytas gėdos ir kalties akmenimis, kaip jisai taip nepagarbiai elgėsi su savo gimta šeima, neprižiūri savo tėvų, artimųjų, ypač jeigu žmogus yra, pavyzdžiui, pasiturintis ir jau stovi tvirtai ant savo kojų ir gali pats dar kažką duoti, tai tokiu atveju, jeigu neduoda ir neapipila dovanom ir kelionėm, gali sulaukti didelių pretenzijų ir gėdinimo. Kaltė ir gėda yra tie jausmai, kuriais manipuliuoja narcizai, kad vaiką pavergtų savo valiai ir tampytų kaip marionetė už virvučių. Apie konkurenciją galim trupučiuką pakalbėti. Iš vienos pusės narcizai auksinius vaikus mato kaip savo tąsą, kas reiškia, kad kaip savo nuosavybę. Vaiko pasiekimus prisavina savo, vaiko grožį prisavina savo, vaiko talentus prisavina savo. Bet iš kitos pusės, jeigu yra kažkoks mažiau mylimas vaikas, jeigu, tarkim, tai yra atpirkimo ožys, tai kaip tik jaučiama labai didelė atskirtis, atsiribojimas nuo to vaiko kaip nuo kažko svetimo, nuo kažko labai bjauraus, nuo kažko nereikalingo ir netinkamo jų gyvenime. Ir toksai arba to vaiko ignoravimas reguliarus, arba menkinimas, niekinimas ir peikimas. Na, visas tas standartinis sąrašas dalykų, kuriuos daro narcizas su visais žmonėmis. Arba tai yra netgi konkurencija, varžymasis. Mamos gali varžyti su dukromis už jaunystę, už išvaizdą, už grožį, už figūrą, už sugebėjimus, už iškalbą. Ir besivaržydamos, norėdamos pačios būti geresnės ir atrodyti geresnės, gali tiesiog su žemėm trypti ir į nieką suvarinėti visas savo dukters pastangas kažką gero padaryti, sukurti. Gali gauti labai didelės dozes ir lavinos kritikos būtent narcisistinės mamos dukra dėl tam tikrų savybių ir bruožų, kuriuos pati narcisistinė mama turi. Tiesiog arba nepriema tų bruožų savyje, arba nori tais bruožais nustelbti, pirmauti ir jai nepatinka, kad kažkas kitas gali būti pirmesnis jos. Narcizai nepakenčia konkurencijos ir dėmesio prasme. Ir jeigu dėmesys į kažką kitą, narcizas iš karto jį susigrąžins. Nurašydamas kitų šnekas, kaip kažką neįdomaus, akis pradės vartyti, kad maždaug nusišnekė arba o Dieve kaip nuobodžiai kalbi. Tai va, akių vartymą aš atsimenu nuo pat mažens. Tik aš pradedu kažką kalbėti, mama iš karto pradeda rodyti vairiausias mimikas, grimasas, iš manęs išsijuokinėt. Žodžiu, kad aš nustočiau bet kaip reikštis ir kad pereitų dėmesys atgal pas ją. Su narcisistiniais tėčiais ir narcisistiniais sūnumis irgi labai panaši situacija. Lygiai taip pat gali konkuruoti, tik tai jau čia dėl vyriškų dalykų, iš vyriškų sferų. Gali dėl jėgos konkuruoti, dėl įtakos, dėl valdžios, taip pat dėl išvaizdos, dėl patrauklumo moterų rate. Jeigu vaikas kažkuo geresnis, be abejo jį bandys nusodinti ir sumenkit maksimaliai taip, kad vaikas ir galvos po to pakelt nebedrįstų. Dar kas labai būdinga narcisistiniam tėvam, tai pažadėti, pasiekti gražių pasakų, nupiešti visą gražią iliuziją, visą įsivaizdavimą ateitį, kokia bus nuostabi, kažkokią galbūt kelionę, galbūt dovanas, gal kažką, bet neįvykdo. Atsijama dovanas, brangias dovanas, gerus daiktus, kuriuos vaikams pirko, todėl, kad kažką vaikas padarė netinkamo, sugadino nuotaiką. Na, o apdovanojimo atsiėmimas tai irgi yra būdas nubausti už kažką vaiką, kai vaikas kažko nepadarė ir parodyti vaikui, kad jisai yra nevertas to daikto ir apskritai niekam tikęs. Tuos sulaužyti susitarimus, atsiimti duodamus pažadus gali ir dideliems suaugusiems savo vaikams, įskaudindami lygiai taip pat ne ką mažiau negu kad mažus vaikučius. Nes skauda be galo. Net ir užaugus be galo skauda yra negebėti adekvačiai dėl kažko susitarti su pačiais artimiausiais savo šeimos nariais, su savo gimdytojais ir augintojais. Tai gali eiti nuo pačių rimčiausių dalykų, tokių kaip
nekilnojamo turto pasidalinimas, verslų valdymas, iki pačių paprasčiausių dalykų, kaip susitarimas kartu švęsti šventes. Ir pavyzdžiui, paskutinę dieną prieš kažkokį susitarimą, prieš kokią nors kelionę, prieš kažkokį bendrą visą šeimos susibūrimą, pasisėdėjimą, gali narcisistiniai tėvai dėl ko nors įsižeisti ir tai panaudoti kaip pretekstą atšaukti kokią nors rimtą progą, rimtą sueigą ar kelionę. Narcizams tai kaip du pirštus apspjauti. Banalu, paprasta, easy. Dalykiukas tokia kaip formulytė, kurią dažnai naudoja savo gyvenimo matematikoje, kažko nenori daryti, kažkur galbūt per daug atsakomybių prisiėmė. Pavyzdžiui, prisiėmė suorganizuoti kažkokią šventę, organizuoti tingisi, arba per brangiai gaunasi, kažkas nesinori, nuotaika ne ta. Ir staiga nusprendžia, kad daug smagiau gausis, ne visiems kartu susirinkti ir ramiai pabaliavot, o labai gerai pasibart ir sukelti didelę dramą, sueskaluoti daug emocijų, susprogdinti jas ir paskiau tose soliutuose pasimaudyti, pasijusti gerai, palengvėjus, energingesniam, nes konflikto energija, kiek energijos duoda narcizams. Ir po to eskaluoti tą nesutarimą kurį laiką, kol ateis atoslūgis, nurims uraganai, tornadai ir emocijos ir vėl viskas tekės sena vaga iki sekančio tornado. Pakalbėkim dabar apie tai, kas atsitinka išėjus iš tokios šeimos. Iš tikrųjų, baisiausia, ką tokioje šeimoje patiria vaikas, neskaitant nesaugumo, emocinės ir fizinės žalos, tai labiausiai patiria smegenų žalą dėl nuolatinio patiriamo streso, smegenys pradeda kitaip funkcionuoti ir jau atitinkamai kitaip vystosi. Na ir baisiausia yra tai, kad yra bandoma apskritai iš to vaiko išgyvendinti jo asmenybę, jo identitetą, jo unikalumą, padaryti vergu, nuomonės vergu, negalinčio atsirinkti, kaip pačiam gyventi, kaip pačiam mąstyti, kaip pačiam jausti, jaučiančio tėvų jausmais, mąstančio tėvų mintimis, gyvenančio tėvų pasirinkimais ir vertybėmis. Tokie vaikučiai išėję, kaip aš jau pradžiai kalbėjau, tampa asmenybėmis be asmenybės. Dažniausiai neturi savo nuomonės, neturi tvirtos ašies, į kurią remtis, labai priklausomi nuo kitų emocijų ir nuo svetimų vertinimų. Jie savęs niekaip nevertina, jie neturi atspirties taško save įvertinti, jie save vertina tik tai per išorinę prizmę. Kaip vaikai. Vaikai visą laiką laukia atgalinio ryšio ir tik tai per tai jie supranta, kas jie yra patys. Ar jie tinkamai elgiasi ar netinkamai. Ar jie geri, ar jie blogi, jie visą laiką gauna atsakymą iš suaugusių. Taip? Ir kai užauga narcisistinėje šeimoje žmogus, jisai taip ir lieka to vaiko mąstysenos. Taip ir lieka vaiko vaidmenyje, nebent ilgai ir atkakliai pradirbinėja savo suaugusiąją dalį, ją augindamas ir tvirtindamas. Ir galų gale, kai įsitvirtina savo suaugusioje dalyje, tada jau jisai gali remtis pilnai į save. Ir nebetampa priklausomas nuo išorinių vertintojų ir išorinių įtakų. Pats savo tampa didžiausia įtaka, prie ko iš tikrųjų mūsų ir yra uždavinys prieiti, jeigu mes užaugome narcisistinėje šeimoje. Žmonėm, išeinantiem iš narcisistinės šeimos, yra labai sunku tai padaryti. Dažniausiai jie tikrai viduje nesijaučia nieku. Jaučiasi skudurais, su kuriais tiesiog galima grindis pavalyti. Ir labai daug yra žmonių, netgi ne narcizų, paprastų žmonių gatvėje, gyvenime, kurie naudojasi tuo silpnumu, naudojasi tuo bejėgiškumu, beginkliškumu. Ir tikrai ilgą laiką gali būti tuo skuduru. Narcizų vaikai, kol galų gale, jeigu dirba su savimi, su savo vidinėmis dalimis sąveikauja, jas ima pažinti, dirba, pradirba, lanko terapijas, su savimi užsiema dvasinėse paieškose, savianalizėje, tai tikrai tampa pajėgus stipriai pakeisti savo mąstyseną, savo pasaulėvaizdį ir savo gyvenimą. Jeigu žmogus sugeba išeiti ir atsispyręs į save, susikurti savivertę, netapęs pats narcizu, nenusigyventi kažkur, nenusivalkioti gatvėmis, o kažkaip bandyti susikurti savo paties savarankišką pilnavertį gyvenimą, tai yra beprotiškai didelis pasiekimas, tai yra didžiulis laimėjimas.
kad ir kaip būtų sunku atsiplėšti iš tokios šeimos dinamikos, anksčiau ir vėliau reikia tą padaryti, jeigu mes iš viso norim save gyvenime matyti kaip autonomiškus žmonės, atskirus individus, suaugusius individus. Na, o jeigu mus pilnai tenkina tas vaikų darželis, kuris vyksta mūsų gyvenime ir tas vaiko nuolatinis vaidmuo, kad ir kiek mums būtų metų, tai tada nėra jokios problemos, tikrai galima toliau gyventi, likti su narcizais tėvais, narcisistinėje šeimos dinamikoje. Ir toliau mėgautis tos dinamikos privalumais ir kentėti tos dinamikos šalutinius reiškinius. Na, o tiem, kuriem vis dėlto šalutiniai reiškiniai yra visiškai nebepriimtini ir nepakeliami ir yra noras gyventi daug sąmoningesnį, laisvesnį gyvenimą, save realizuoti, savo pašaukimą ir misiją įgyvendinti, tai galima giliau pasikapstyti šitoje temoje ir pamatyti, kad vis dėlto kaip tik misijos įgyvendinimui ir radimui ta šeima, kurioje buvom, tie tėvai yra ne didžiausia kliūtis, o didžiausias katalizatorius. Na ir gydymasis po tokių dinamikų iš tiesų gali užtrukti visą gyvenimą. O gal net ir ilgiau, mesgi nežinome, ką mes nusinešim ten tolyn iš šitų patirčių, ką šiame gyvenime surinkom. Bet gydytis galima visą gyvenimą, bet nebūtina sirgti visą gyvenimą. Ir mūsų tikslas yra ne tiesiog tobulai būti sveikiem, bet eiti į tą sveikumą kiekvieną dieną po vieną mažą žingsniuką. Nėra kažkokio įsivaizduojamo pagijimo taško, kažkur tai tenais kažkada. Iš tikrųjų, gijimas tai yra nuolatinis kasdienis procesas. Ir jisai nėra baigtinis, jisai gali niekada nesibaigti, bet svarbiausia, kas vyksta šiame procese, tai kad kiekvieną dieną mes jaučiamės vis sveikesni. Ir mūsų uždavinys ir yra rytdieną padaryti tokią, kad mes pasijustume šiek tiek sveikesni už save vakar. Kas išlaisvina? Koks suvokimas išlaisvina? Kai tau labai labai stipriai skauda. Skauda visų pirma tada, kai yra tenai kažkokia trauma, o mes tikimės supratimo, susivokimo, atsiprašymo, mes tikimės brandaus reagavimo į mūsų skausmą, brandaus elgesio su mumis, suaugėliško elgesio iš tėvų tikimės. Tikėsimės visada, nes mes esam vaikai ir mes visą laiką norim turėti tėvus, į kuriuos galim atsiremti, o neturim. Remtis nėra kur, vis prasmūkstam kažkur į rūsį, ar ne, prasmengam. Bet dabar mes užaugę, mes jau turime susirasti tas atramas, labai stabilės, net jeigu tėvai mums negali tų atramų suteikti. Ir kas mums patiems padeda remtis, tai savo paties pagrindas ir savo paties stabilumas, kurį turime tvirtą pasistatyti. Turime ir galime. Ir va tas tvirtumas yra tada, kai mes žinome, kad mes atlaikysim visą tai, kas mums skauda, mes patys save amortizuosim, mes patys save išspręsim, o iš tėvų tikėtis nereikia. Tėvai nėra tie asmenys, kurie emociškai subrendo. Stop, šitoj vietoj priimam faktą. Priimam faktą, kad tėvai nėra užaugę. Nepaisant šitų žiaurių pasiekmių, išlaisvina suvokimas, kad nieko iš tėvų laukti mums nebereikia. Jokių atsiprašymų, jokio brandaus suvokimo, ką jie padarė, kas su jūsų gyvenimu įvyko, kokią žalą neša toks elgesys, tokie veiksmai. Ten nėra tų brandžių asmenybės dalių prisimti atsakomybei už tą žalą. Gydantis dalykas būtų suprasti, kad tėvai nesikeis. Visų pirma, jiem nėra dėl ko keistis, jiem patiem gal taip yra gyventi patogu, gal jie net nesuvokia, kad jie turėtų keistis. Gal jiems nenaudinga keistis šitoje situacijoje. Jiems tikrai gal paprasčiau gyventi būnant vaikų kailyje, vaikiškam elgesyje, neatsakingiams už nieką. Čia yra jų pasirinkimas. Čia yra jų reikalas. Tėvai mums neskolingi būti tokiais, kokius mes įsivaizduojam juos matyti. Ir jie tikrai neprivalo dėl mūsų pasikeisti. Jie neprivalo. Ir tik mūsų reikalas save išgydyti ir adaptuoti prie to, kas yra. Jeigu kitaip nebus,
mes pasižiūrim, o ką mes galim padaryti iš savo pusės, kad būtų kitaip. Skauda ten, kur mes turim lūkestį neišpildytą. O kai mes suvokiam, kad tam lūkesčiui ten ir nėra kaip išsipildyti ir tiesiog faktas yra toksai, kurį priimam, tada lūkestis nuslopsta. Kad ir kaip mes kaltintume vaikiškumu savo tėvus, nebranda, bet augdami su jais mes ir patys išmokom tik tai tokių nebrandžių reagavimo ir elgesio būdų. Ir lygiai taip pat, kaip jie buvo vaikais mums, mes irgi išmokom tik tai taip, būti vaikais, jaustis labai silpnu ir bejėgiu. Tai tikrai dažnai ir patys mes įkrentam į tą silpno, bejėgio, inkščiančio šunyčio pozą ir reikalaujam iš savo tėvų, kad jie vis dėlto užaugtų, vis dėlto mūsų atsiprašytų, vis dėlto mūsų suprastų ir pagailėtų. Nustokim šito norėti, nes mes šitą galim duoti patys savo. Tėvai mums negali to duoti, mes iš tėvų negalim to paimti, o savo duoti galim. Ir tą pirmiausia ir turim pasidaryti. Ko mes tikrai neturėtume tikėtis iš savo tėvų, tai adekvatumo, brandaus reagavimo, brandaus elgesio. Mes negalim iš jų tikėtis, kad jie priims šitą sunkią akistatą su realybė, kokia jinai yra, nes tėvai negalėdami priimti realybės, kokia yra, savo pastoviai kūrė kitą realybę. Jeigu jie būtų pakankamai stiprus priimti realybę tokią, kokia jinai yra, pasižiūrėti ją į akis, sąveikauti su ta esama realybė, tai jie taip ir darytų. Matyt per silpni, prisimti atsakomybę už viską, ką jie inicijavo, ką jie padarė, kokios jų veiksmų pasekmės. Jie nepajėgus pripažinti klaidų ir pamatyti savęs iš šono. Tai kągi, nepajėgus, vadinasi, palikim juos ramybei. Tiesiog palikim. Pamirškim, kad jie mums kažką privalo ir kad jie turėtų. Mūsų galvoje yra tas turėtų. O iš tikrųjų viskas, ką mes turime, tai mes turime atsiknisti nuo jų ir prisiknisti prie savęs ir pasižiūrėti, ką aš viduje savyje galiu užauginti tokio brandaus, kuris man padės susitvarkyti su mano vidiniais verkiančiais vaikais. Aš gal turiu pas save savo vidinį suaugusį, savo vidinį globėją ir tėvą, kuris yra toks stiprus, toks galingas, toks brandus. Būtent toks, kokio aš visada norėjau iš savo tėvų, kad mano tėvai būtų tokie. Aš dabar galiu tokį patį užsiauginti savo viduje. Ir kai aš jį užsiauginsiu, kai aš jį išsitrauksiu iš po gelmių tenai, kažkur tai pasislėpusią tą dalį ir pradėsiu su jie sąveikauti. Ji man atlieps visus tuos mano vidinių vaikų verkiančių poreikius, kuriuos jie turi. Ta suaugusi dalis užgydys mano vidinį vaiką ir aš išsikapanosiu iš šitos amžinai pritvinkusios ašarų pakalnės. Tai nuimam lūkesčius, pirmas žingsnis įgyjimą, nuimam lūkesčius, kad mūsų tėvai yra suaugę tėvai. Žodžiu, dabar pakalbėjom apie tai, ko mes galime tikėtis iš narcizų tėvų, narcisistinėje šeimoje augdami ir iš jos išėję. Ir ko mums nereikia tikėtis iš tokių tėvų, kokius lūkesčius mes galime užmigdyti ir tiesiog paleisti tekėti upę tolyn. Man gyvenime buvo labai didelių depresijų ir labai blogų minčių. Mes viena kitai su mama esam trigeriai numeris 1. Aš ilgą laiką niekaip negalėjau savęs pati priimti. Daug padaryta, kad būtų galima taip kalbėti.